vaistinės tai tikrai ne. Aš kaip ministerijoje buvau, tai Rupūs Miltai ar 7 ar 11 buvo. Prie ministerijos buvo vaistinės, kurios nešė nuostolius, net būdamos Gedimino prospekte. Kai šone Gedimino prospekte esančios privačios vaistinės nešė pelną. Šitą tiksliai žinojau. Tai aš už tai, kad valstybė kuo mažiau turėtų savo nebūdingų funkcijų, bet pagrindinės strateginės įmonės turi būti tik tai valstybės valdomos, vandentiekis, kanalizacija, visos šitos struktūros, nuo kurių kiekvieno žmogaus gyvenimas priklauso, tik tai valstybės rankose. Ir jeigu dabar nebūtumėm pardavę Mažeikių naftos, tik tai valstybės rankose. Bet čia yra tos globalios, nuo kurių įmonės, nuo kurių priklauso, kad jos neplėštų. Kaip monopolininkai, jie turi teisę tada Lietuvoje, kadangi biznis, tai kaina kuo didesnė ir iš Lietuvos žmonių. Tai vėl aš tada dabar Ignitis. Mes mokėjome už dujas €1,91 centą, kitą pusmetį €1,50 centų, o dujos kainavo 45–55 centai. Nes jiems pelno reikia.